Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Šešioliktąją Tarptautinę Vilniaus knygų mugę užkariauja detektyvas. Šio žanro niekas nepajėgė nušauti jau daugiau nei 150 metų. Edgaras Alanas Poe, Artūras Conan Doilis ir Agata Kristi – tai tik keli vardai, į savo tekstus spąstus įvilioja milijonus skaitytojų visame pasaulyje. Mugėje istorinės ir kultūrinės mįslės narplios diskusijose dalyvausiantis Lietuvos ir užsienio svečiai, naujomis knygų ir skaitimo paslaptimis dalysis leidyklos ir bibliotekos, nežinomieji bus išaiškinti akistatų su rašytojais metu. Žurnalistė Gražina Sviderskytė, nuolatinė knygų mugės lankytoja, prisipažįsta, kad detektyvai jai irgi sukelia šiltų emocijų. Aš manau, kad tai yra labai žavus žanras ir jeigu tik to gyvenimo būtų dar 24 valandos paroje, tai iš tiesų ir detektyvai atsidurtų po ranka. Nes, kaip minėjau, tikrai esu smalsus žmogus ir man patinka būtent tokia proto mankšta, skaitant, traukia kartais ir tekstai, kurie leidžia atsipalaiduoti, užsimiršti, bet tai būna tokie išskirtiniai mano kasdienybėj dalykai. Dažniausiai vis tiek kažkas susijęs su protinė veikla, o detektyvas tam tikrai labai tinka, nes čia yra ir pramoga, ir sykiu tave įtraukia, tarytum kažkokį kryžiažodį spręsti. Tai ten koks, nežinau, Kristi ar Conan Doilis, aišku, savo laiku buvo sugraužti ir pagarbinti.